Norėčiau visų dėmesį atkreipti į šitą projektą. Tai buvau užmatęs jį prieš savaitę kažkur tais apie balandžio 29 dieną ir vienu žodžiu laipteliais viskas lipama į viršų, nėra jokių pardavimų ir iš karto matosi, kad čia yra fakinis projektas ir kad bus greitai nunešti pinigai. Bet pats projektas buvo išsikėlęs į 3. vietą trendinguose, tai reiškia, labai daug žmonių matė ir tenais pakilo dėl to, kad didelius volumus daro. Tai reiškia, jie patys perka, parduoda ir taip augina tą kainą ir žmonės, kurie yra naujokai, ateina į marketą, pamato tokią lentelę ir atrodo, o, gražus koinas, uždirbsiu milijoną, nes vien tik tai kyla į viršų. Tas pats kilimas, aišku, baigėsi taip, kaip ir turėjo baigtis, developeriai išsitraukė pinigus, pasiėmė viską ir vienu žodžiu pabaiga, viskas, žmonės prarado pinigus. Tai šitie developeriai tada, mačiau, 280 000 išsitraukė. Neaišku, kiek ten jų pinigų buvo suinvestuota ir kiek pagavo nuo įvolių. Bet kas įdomiausia, tai šiandien atėjus į Dexscreenerį, žiūrint projektus, žiūriu 3. vietoj, vėl projektas, vėl tas pats pavadinimas Tane, vėl yra tik tai tinklapis įdėtas ir jau kažkur tai matytas grafikas, kuris lipa į viršų. Bus įdomu pažiūrėti, prie kokios sumos jie vėl išsitrauks pinigus. Tai va, kaip matom, dabar jau buvo tokių raudonesnių žvakių, prieš tai net 1 minutės grafike nesimatydavo raudonų žvakių, viskas buvo vien tik tai žalia. Bet aišku, kryptis matosi tik viena, perspektyvus projektas, tai pažiūrėsim, gal net spės ištraukti pinigus, tada dar kai vis filmuosiu. Praeitą kartą pasiekė 580 000, tai šiai dienai dar nemažai reikia ten pakilti. Tai pažiūrėsim, kaip pasiseks. Nežinau, matėt, nematėt, buvo vienas meme coinas, kurį sukūrė vaikas, atrodantis, nežinau, kaip 10 metų ir darė live streamą su savo mama ir buvo tokie tikslai, kad jeigu coinas pasieks, tarkim, 100 000 market cap'o, padarysim tą, pasieks 200 000 market cap'o, padarysim tą ir aną. Vienu žodžiu, su visokiais rewardais, jeigu kils kaina. Tai coinas pats tikrai nemažai buvo pakilęs, virš milijono, jeigu neklystu, ir atrodė live streamai, va tai va. Pažiūrėkite tą vaiką, kiek jam metų. Čia jo mama ar kas? Naujas lygis. Tai va, šiuo metu veikia perspektyvus koinai. Kuo labiau šokiruosi, kuo labiau didesni degenai susidomės tavim, tuo daugiau pinigų uždirbsi. Bet realiai sukilo kaina ir nudampino, išsitraukė pinigus, bet net vaikai sugeba uždirbti. Pats moralės dalykas. Sėdi mama su vaiku ir realiai vos ne iš savo papų mėgina uždirbti. Nuo praeito karto, kai dariau laidą, kaina buvo stipriai kritusi į apačią, tai pramušė 60 000 ribą, nukrito iki 57, pasitestavo tenais, atkilom vėl, būtent per šiandien labai daug, jau 63 000 dolerių ir pažiūrėsim, čia tas atkilimas tikras buvo, ar čia buvo tik short squeezas, kur mes dar neturim tikro kilimo. Bet savame suprantama, kai bitkoino kaina krenta, tai visos valiutos krenta žymiai daugiau. Daugelis altcoinų matė net 50% kritimus. Tai vienas video į temą, kuris prajuokino irgi buvo, kaip atrodau aš, kai pasižiūriu savo portfolio. Žmogus čia, kuris yra gavęs dujų ir negali atsimerkti ir visi rėkia jam open your eyes. Bet žmogus tiesiog negali žiūrėti. Tai lygiai taip pat, kai atsidarai portfolio, kai viskas krenta. Einant prie kitos naujienos, po ilgų teisinių procesų CZ, Binance įkūrėjas, buvo nuteistas 4 mėnesiams už grotų, bet kai visą laiką tikri degeneratai iš to pasipelnė, nes buvo sukurtas tokenas pavadinimu 4 ir jeigu pažiūrėtume, kiek jis buvo pakilęs, taip, aišku, suprantama, šiai dienai jisai jau neaktualus, nes visi meme coinai yra vienos dienos, maksimum savaitę laikosi. Tuoj pažiūrėsim, kiek buvo pakilęs. Padidinsim biškį grafiką. Tai 15 minučių grafike. Matoma toks va memas tiesiog, kad CZ laiko 4 pirštus, ikoniška nuotrauka. Tai buvo pakilęs iki 2 400 000 ir buvo net 2 kartus pakilęs, buvo pirmą kartą po pakilimo nukritęs į 400, tai reiškia vėl 6x buvo įmanomi iki antro pakilimo. Jeigu pamatuotume, tai buvo 453%, tai reiškia 5x dar nuo nukritimo. Tai irgi parodo meme coino absurdiškumą, kaip iš vienos naujienos žmonės sugebėjo uždirbti pinigus. Einant prie rimtesnių naujienų, tai atsirado naujas dalykas. Galima bridžinti savo NFT iš Ethereumo į Solana. Ne visas kolekcijas, bet šiuo metu buvo 2 kolekcijos. Tai buvo The Gods ir Youths NFT. Tai vienu žodžiu, ką tai pasako? Tai sako, kad NFT
kažkiek mėgina spiriuotis jau, mėgina atšokti nuo savo dugno, kažkur tai mėgina pulsas atsirasti ir ką jie daro, jie mėgina ateiti į Solaną, kur jie mato visą tą trafiką, kur visi degeneratai susirinkę galvoja, kad tenais bus jiems geriau. Tai va, kaip matom, Degots galima nusipirkti už Ethereumą, bet taip pat jie turi savo kolekciją ant Solanos ir jeigu palygintume kainas, tai tarkim floor price'as, pati žemiausia kaina ant Solanos yra 67 Solanos, jau po kablelio net nežiūrėsim, 67 Solanos, Solanos kursas yra 146, taip, kart 146, 9800 grubiai, o ant Ethereumo, tai floor price yra 3 Ethereumo, toj pasitikslinsim ar tiksliai, jo 3, taip, tai 3 Ethereumo, o Ethereumo kursas 3126, kart 3126, tai matome, kad ant Ethereumo vos ne $500 yra pigesni tie NFT. Tai va, pats to nedariau, nemėginau, nepirkau, bet irgi labai įdomi naujiena, kad ateina kolekcijos, mėgina eiti iš Ethereumo į Solaną ir Solana netgi brangesnės tos kolekcijos. Tai gal iš tikrųjų kažkiek tai sujudės tas NFT marketas pats. Laukiam, žiūrim, domėsimės, kas vyks toliau. Yra toks dalykas kaip online lošimai internete. Tai aišku, kad yra tokie dalykai ir kriptovaliutų srityje. Vienu žodžiu, yra toks kazino onlineinis, kur priimamos kriptovaliutos, Z kazino. Ir to kazino founderis buvo nuteistas. Tai gan jaunas vaikinukas, savininkas, 26 metų, buvo nuteistas dėl kazino skemo ir iš jo buvo konfiskuota turto už 11 milijonų eurų. Tai kaip ir kripto pasaulyje nieko naujo tokios sumos, bet labiausiai prajuokino jo tweetas. Jisai pats yra rašęs prieš porą metų, kai vyko visa FTX griūtis ir Sam Bankman-Fried buvo sodinamas į kalėjimą, jis pats rašė, kaip ir norėčiau atsidurti kalėjime bent 1-2 metams tiesiog, kad gauti experience'ą. Tai atsargiau su savo norais, nes gali išsipildyti, šiuo metu jisai dabar yra teisiamas ir gaus pasėdėti tos savo išsvajotus metus. Judam toliau su scam naujienom ir yra toks dalykas kaip address poisoning, tai reiškia adreso užnuodijimas. Kai jūs turit savo kriptovaliutų piniginę ir jeigu dažnai vedatės tarp kažkokių 2 piniginių, tarkim iš savo keityklos į savo piniginę kažkokią, ar kažkas, nesvarbu, vienu žodžiu, yra jūsų 2 adresai. Ir jūs tiesiog vesdami iš įpročio, jeigu dažnai tai darot, išmokstat pradžios simbolių kombinaciją ir galinę simbolių kombinaciją. Tai skemeriai ką sugalvoja, kad yra tokių žmonių ir yra tų, kurie valdo didelės piniginės ir pastovi persivedinė pinigus tarp savo piniginių. Tai jie pagalvoja, kad žmonės net nekopijuoja adreso, o pasižiūri iš praeitų savo pervedimų ir veda į tos pirmus skaičius, tiesiog kur sutampa viskas. Tai ką jie padaro, jie atsiunčia ten tarkim $1 ar $2, nesvarbu, kažkokią labai mažą sumą į tas piniginės ir jie turi susigeneravę piniginės, kurios atrodytų kaip jūsų tos kitos. Ir žmonės, kurie nekopijuoja adresų, o mėgina atsiminti tiesiog, čia mano adresas. Ir veda, pasitikrina tik tai, tarkim, galinius skaičius, dažnai apsigauna ir perveda tokiem skemeriam. Atrodo labai toksai longshotas, kaip čia ar pavyks ar nepavyks, nežinau, bet žmonės išgalvojo, jau ne pirmas atvejis ir dabar buvo baisiai didelis skemas. Tai pavogė $70 milijonų būtent tokiu būdu. Kažkam pervedė mažą sumą, žmogus susimaišė ir išvedė į tą piniginę, kur buvo skemerio. Prarado 1155 bitkoinus. Kaip spėjama, greičiausiai bus investicinis fondas su labai mažai žinių kriptovaliutose, tiesiog dėdė su dideliais pinigais, kurie apsiriko, tai va. Bet ką jie daro? Jie yra parašę žinutę skemeriui, kad gerai, tu laimėjai, pasilik 10% nuo tos sumos, bet 90% grąžink, mes nesikreipsim į policiją. Aišku, 7 milijonai, milžiniška suma, čia bet kam gyvenimą pakeistų, bet 70 milijonų, jeigu pasiliksi, tai negalėsi miegoti, nes tavęs ieškos policija. Kaip ir pasiūlymas geras, bet yra buvę praeitų atvejų, kai irgi buvo hakeris vienas keityklą nulaužęs ir su keitykla susitarė, kad grąžins dalį pinigų, o kitą dalį pasiliks kaip bounty, tai reiškia už savo darbą, kaip surandant saugumo spragą, bet vienu žodžiu policija vis tiek nekreipė dėmesio į tą susitarimą ir tas žmogus buvo vis tiek nuteistas, kuris grąžino dalį pinigų. Tai va, nežinau. Kaip darytumėt jūs? Čia nėra kito varianto, tik pasilikti tos pavogtus pinigus. Ir grįžtant prie pačios pradžios, tai matau vis dar, kad neįvyko skemas, dar neištraukė visų pinigų. Tai aš paliksiu po savo YouTube vaizdelių nuorodą, kur galėsit pasižiūrėti būtent šitą kriptovaliutą. Ir manau, jau kai jūs žiūrėsit, šitas projektas atrodys kitaip, nebe į viršų kils, o bus jau didelė žvakė žemyn. Pasidalinsiu vienu grafiku ir papasakosiu istoriją, kad suprastumėt, kad kai būna dideli projektai, tenais 100x tarkim, tai ne visą laiką žmonės išlaukia ir kodėl ne visą laiką išlaukia. Tai irgi šitas projektas, dariausi researchą, aš pats ir tiesiog žiūrėjau naujus launchinančius projektus ir testavausi vieną strategiją. Tai vienu žodžiu, užgaudžiau šitą projektą, kai jis tai atsirado, čia yra mano pirkimai ir pardavimai, tai aš pasiėmiau 2x ir tiesiog išėjau, nes, sakau, testavausi tą dieną, kai viskas vyksta. Atėjau aš prie 40 000 market cap'o, tai maždaug šitoj vietoj, pačiam dugne realiai, kai tik tai launchino. Ir jeigu būčiau laikęs iki dabar, būtų buvę 72x pagal dabartinę kainą.
Bet ar aš būčiau išlaikęs tą 72X? Tai žiūrėkit, jeigu būtų, tarkim, būčiau šitoje vietoje, aš jau būčiau čianais va šitam pačiam viršūnėje turėjęs jau 12X. Tai suprantat, iš mano investicijos, tarkim, įmečiau $100, jau būčiau turėjęs $1200. Ir kai kaina važiuoja į apačią nuo 12X ir kai atsiduri tokioje vietoje, kur vėl lieka 1X, tu nebežinai, ar atkils tas koinas ar ne, nes per dieną tiek daug jų pasileidžia, kad negali tikėtis, kad kiekvienas nukrytas atsikels. 99% iš tokių situacijų, čia ir būtų viskas pasibaigę, būtum viską praradęs. Todėl daug kas nusiema jau tokioje 10X, tai jau nusimsi viską. Sakau, kadangi testavausi, tai čia net nekreipiau dėmesio, labai maža suma buvo, ten $10 gal išmečiau tik tais iš vis. Ir nežiūrėjau rimtai, bet kai rimčiau ieškai tokių projektų, tai tu pasilieki moonbagą. Tai reiškia, kažkiek pakyla procentų, nusiemi savo investiciją, kurią investavai, po to vėl dalimis nusiminėjai ir palieki kažkokią tais mažą dalį, kur tau visiškai nesvarbu. Ar kaina dabar jau kils iki tavo to 100X, ar kaina kris iki 0 visiškai, kur ta dalis gali jau sudegti. Tai va, jeigu kažkas sako, kad pataikiau į valiutą, kuri gali būti 100X, tai tokių atvejų yra, bet tą 100X išlaikyti yra žymiai sunkiau. Dar viena naujiena, kuri gali būti aktuali, jeigu domitės meme-coinais, tai suprantat, kad meme-coinai yra kažkokie memai ir visą laiką valdo šunis. Tenais Dogecoinas, Shiba, patys pagrindiniai, Dog-With-Head, patys pagrindiniai yra šunis. Bet katės šiais metais irgi labai stipriai kilo ir Cat in a Dog's World visą laiką buvo numeris 1. Bet viskas gan pasikeitė, nes atsirado kitas meme-coinas, kuris šovė į viršų ir nuo šiol kačių lyderis yra PopCat su didžiausiu market capu. Įdomu tai, kad PopCat tikrai nebuvo kažkokia nauja valiuta sukurta, kuri šautų, tai buvo sena irgi, kurią pasigavo influencerių hypas ir taip ją atgaivino. Tai jeigu pasižiūrėtume gerai pagal market capą istoriją, susimažinam, pasidarom žvakės 15 minučių, valandos padarysim, kad būtų mažesnis grafikas. Tai va, taip. Gal net 4 valandų, nes netelpa viskas man čia. Taip, tai va, PopCat buvo paleistas netgi gruodžio mėnesį ir nuo gruodžio mėnesio iki vasario, galima sakyti, iki kovo mėnesio, jinai buvo visiškai vos nemirus, tai čia 10 milijonų market capas buvo ir nuo tada šovė iki 600 milijonų. Tai kas yra 48X. Tai 48 kartus kažkas galėjo pasididinti savo investiciją, bet aišku, kokia tikimybė, kad vienas iš jūsų laikė tą PopCatą ir tikėjosi tokio kilimo. Tai labai labai maža tikimybė, bet va tai va būna su tais meme-coinais. Paima, pagauna hypą, pradeda dalintis influenceriai ir viskas, ko reikia, kad atsirastų tie milžiniški pelnai. Tai jei sužiūrėjai visą video iki galo, palik laiką, palik komentarą, subscribink kanalą, aišku, ir susitiksim jau kitą kartą. Iki. Hello? Let's see. It's at 180. I don't know the market cap. I don't know the fucking market cap. Let's just run this shit. I'm still in the stream. I'm still on the stream too. Let's go.